Nu, pasileidom. Sveiki visi. Sveiki. Aš šiandien tokiu ypatingu balsu būsiu. Tai aš esu Rytis iš SLT ir čia yra mano partnerė Simona. Ir šiandien mes nusprendėm pasidalinti tiesiog, kaip mes atsidūrėm čia, kaip mes atėjom iki to, kad organizuojam jau antrą bendrą instruktorių kursą kartu ir iš viso tai bus jau 5. emocijų paleidimų instruktorių kursas, kurie vyksta jau nuo 21 metų. Tai, žinai, va tas toks momentas tarsi visą laiką, kai žiūri atgal į savo istoriją, atrodo, kad yra labai daug tokių momentų, kurie darė daug įtakos tam, kas vyko, kaip vyko ir panašiai. Bet aš atsimenu vieną momentą, kuris buvo 2010 metais mano gyvenime, tai jau buvo kokie 5 metai, kai aš domėjausi įvairiausiais dalykais, vaikščiau į mokymus, aš jau buvau tokiame kelyje, kur aš ieškau atsakymų, kur man kažko reikia dar, žinai. Ir mes buvom pabaigę coachingo mokymus ir sugalvojom susiorganizuoti tokį savaitgalį. Tiesiog pasitusim truputį ir papraktikuoti kartu, žinai, vienas su kitu. Ir antrą dieną tą savaitgalį darėm tokį pratimą, kai tiesiog užsirašėm tikslą ant lapo. Pasidėjom lapą už 10 žingsnių. Nu ir dabar eisim link savo tikslo. Ir vienas eina, o kitas šalia kaučina, jeigu kyla kažkokie klausimai, klausinėja, kaip jautiesi, žinai, su kiekvienu žingsniu ir taip toliau ir panašiai. Ir atrodo toks, iš vienos pusės, tipo, eini link lapo, bet protė tas gebėjimas mūsų aplamai persikūnyti ir įsijausti ir, tarsi aš tikrai einu link savo tikslo. Ir visą tą jausminę prasme mano kūnas supranta, kad eina link to tikslo. Ir kai liko kokie 5 žingsniai, sako, kaip jauties, taip, jaučiu, kad jau darosi nepatogu, bet taip maždaug, okei. Dar kažką ten manęs paklausė, žinai, kaip dabar, kaip tas tikslas atrodo, okei. Žengiu dar vieną žingsnį, darosi stipriai nepatogu. Ir kai liko 3 žingsniai, man krūtiniai buvo toks didžiulis skausmas ir spaudimas, kad aš atsimenu stoviu, žiūriu šitą lapą ir sakau, ne, aš nebenoriu, aš neisiu, man skauda. Mano tas partneris taip, šone stovi, žiūri į mane didelėm akim, ta prasme, kaip, taigi visa esmė, žinai, išsiaiškinti, kaip tu pasieksi tikslą, o dabar staiga sakai, kad tu jo iš vis nebenori, žinai. Kaip taip gali būti. Ir jis buvo labai labai pasimetęs, o aš jaučiau tokį milžinišką pasipriešinimą viduje, tokį emocinį, grynai kažkokį skausmą, kančią ir spaudimą, kad jeigu taip jaustis dėl tikslo, tai man tas tikslas neįdomus. Ir tą akimirką, aš kai ten stovėjau, aš atsimenu, supratau, kad su ten supratimu, su logika, su tuo racionalumu, su tuo kodėl, kaip ir panašiai, viskas okei. Bet jeigu aš noriu gyventi kažkaip kitaip, man reikia susivokti, ką daryti su jausmais. Ką daryti su tuo skausmu, kuris manyje gyvena. Nes priejau ir stop, ir nebegaliu žingsnio žengti priekį. Ir man atrodo, kad aš ten paskui save tarsi taip, žinai, per prievartą davedžiau ten iki to lapo, bet pamenu, kad džiaugsmo, tai nulis ten, žinai, iš to tokio maždaug, gali ir nebūti. Ir tas sprendimas, jisai man davė tokį vėl kryptį, tarsi ko aš ieškau. Aš žinau, kad aš ieškau kažkokio būdo, kuris padėtų su būtent emocijom tvarkyti, su tuo, ką aš atsinešiau iš praeities ir panašiai. Ir tada jau tai kažkaip įtakojo vėl mano pasirinkimus, kur aš eisiu, kas man įdomu ir panašiai. Ir po, nežinau tiksliai, kiek ten laiko praėjo, metų pusantrų turbūt, nes 2011 metų pabaigoj, lapkričio 17 dieną, atsimenu tą dieną, nes truputį pasikeitė mano gyvenimas, kai aš įžengiau realiai pro duris į, kas buvo pavadinta kaip meditacijų stovykla. Ir mano tas, atsimenu, irgi toks ieškojimas jau buvo, vėl kažkas viduje mane zyzė, kad reikia kažko daugiau. Ir aš atėjau
tarsi tiesiog, nu gerai, vat išvažiuosiu savaitį ten, vat medituoti, nu kažkas bus kitaip, nežinau kas, nu, bet bus, nes niekada nebandžiau taip ilgai. Ir paaiškėjo, kad ten supažindino ne tik tai su kažkokiam meditacijom, bet ir su palydimu. Kaip galima dirbti su jausmais, kaip galima paleisti ir panašiai. Ir mane taip nunešė. Man tiek ten pradėjo darytis dalyko, atsiverinėti, pasileisti skausmą visokio. Aš pradėjau matyti, kaip aš funkcionuoju visai kitaip ir panašiai. Kad po tos savaitės aš buvau visiškai pamišėlis fanatikas, kuris maždaug jautėsi taip. Hebra, aš žinau dabar atsakymus į viską ir jums visiems reikia paleisti. Ir buvo visiškas absoliutus toksai, žinai, ta fazė, kur maždaug tau reikia ir tau reikia ir tau reikia ir dabar jau visą pasaulį toj pataisysim. Ir nežinau, kiek laiko tai iš tikrųjų tęsiasi, bet žinau, kad kai kurie žmonės to su manim stojo bendrauti per ateinančius ten kokius metus ar panašiai, nes aš jos tiesiog užknisau, žinai, su tuo. Paskui supratau, kad tai nu, nėra pati efektyviausia bendravimo strategija, bet tuo metu tai buvo antiek atrodė, nu, žinai, verčia aukštinkojam visą mano išgyvenimą, suvokimą apie tai, kas įmanoma ir panašiai, nes tų tokios informacijos liktais buvo daug, bet pradėjo susijunginėti tai, ką aš žinau, su tuo, ką aš patiriu. Ir tam tikros istorijos, kurias girdėjau ir kitų žmonių patirtis ir staiga aš matau, kad aš irgi taip jaučiuosi, aš irgi tai patiriu, aš ir tai suvokiu ir man tai akivaizdu ir aišku. Tai tas paliko tokį, nu, neišdildomą įpratę, kadangi noras vat, visą laiką buvo tas toksai noras padėti, dalintis kažkaip, kai matau, kad žmogui sunku ar panašiai, bet aš nežinau realiai, kaip tai, nu, efektyviai daryti. Nes kai bandžiau tai daryti su prieš tai turėtais įrankiais, nu, tas toks, žinai, buvo, tai gaunasi, tai ne, tai pataikai, tai ne, nu, toksai, vat, buvo daug neapibrėžtumo. Ir tada po realiai truputį daugiau nei metų, 2013 metų pradžioj, jau priejau tą vietą, kur aš supratau, kad viskas, aš noriu vesti konsultacijas. Aš noriu tuo dalintis plačiau, nes aš tą jau ir taip tarsi dariau, dalyvaudamas tose pačiose stovyklose, ten per pertraukas naktimis ir panašiai mes ten sėdėdavom ir aš kažkam vesdavau paleidimus pastoviai. Ir tie žmonės, kai kurie pas mane net jau iš tų draugų rato atvažiuodavo ir taip maždaug, nu da, žinai, pravesk man. Bet tai visą laiką buvo toks labiau hobis ir smagumas ir tada aš jau nusprendžiau, kad gerai, darau. Ir tas, kartais, žinai, kai būna tos istorijos, kai aš tada radau tai, kas čia mano gyvenimo kažkoks kelias ir pašaukimas, tai jas atrodo labai taip, nu, mistiškai ir taip, žinai, kaip jam pasisekė. Bet kai aš jau pajutau tą vidinį tokį, kad jo, reikia daryti, tai pirmiausiai keletą dienų tiesiog sėdėjau ir ėjo mintis, tiesiog upe srūvo mintis, kam to reikia, kad čia moki, niekam čia nereikia, čia yra tie, kurie tave mokino, jie geriau moka, žodžiu, ir taip toliau, visas nevertumas ir visi kiti dalykai, kurie daugelis žmonių ir sustabdo, ar ne, tokioje vietoje jie buvo. Bet kadangi buvo tas toksai, nu, jau žinojimas, tai ką daryti, tai dabar reikia sėsti ir žiūrėti tuos jausmus, žiūrėti tuos įsitikinimus, nes jie greičiausiai tai netiesa, bet atrodo tai kaip visiška tiesa. Ir aš tiesiog sėdėjau su savim savaitę, dvi ir panašiai ir tiesiog pereidinėjau visą tą dalyką, kad aš jaučiuosi okei, kad man būtų ramu ir tada aišku, dar protas išsisukinėjo, galvoja, kaip čia padarius, taip, žinai, tokia, nu, kokia neįmanoma sąlyga, kad jau čia visai būtų vos ne ten kokia nors dievo valia, žinai, dar kažkas, tai galvoju, gerai, vat jeigu ten kažkaip, aš dabar net neatsimenu, kaip aš suformulavau tą tikslą, bet kažkaip taip, kad maždaug vos ne klientai patys atsiras ar kažkas tai tokio. Ir viena iš moterų, su kuria mes susipažinom tose stovyklose, man skambina, sako, man šakės, aš, žodžiu, atvažiuoju pas tave, žinai, gali? Nu, galiu. Bet aš tau sumokėsiu. Žinai, nes jau tai buvo, nežinau, kelintas mūsų toksai susitikimas ir aš toks, nu va, prasideda, žinai, toks ir tada visas tas vėl tiesiog vyko dalykas
ir tas matymas, vat, kiekvieną kartą matyti, kaip žmogus pereina iš skausmo, iš liūdesio į ramybę, atsipalaidavimą, kaip keičiasi jo santykis su savim, kaip keičiasi jo santykis su situacijom, kurias jisai išgyveno, kurios buvo labai skaudžios, kurios buvo, nu, tragiškos visiškai kai kurios ir dabar tenais atsiranda ramybė, meilė, šiluma ir atjauta. Tai tas jausmas, tas toksai, ta galimybė padalyvauti tame, pabūti šalia, kiekvieną kartą jaučiasi kaip dovana man. Kaip toks, žinai, tam žmogui palengvėja, super. Bet atrodo, kad aš gaunu iš to dar daugiau, nes tiesiog matai tą meilę, kuris skleidžiasi žmoguje. Ir turbūt didžiausias iššūkis buvo paskui per ateinančius kokius 3-4 metus, tai buvo nustot gailėt žmonių. Kad daryti tai ne iš gailesčio, ne iš to, kad aš matau jų skausmą ir man irgi skauda ir panašiai ir taip toliau, kad tiesiog atsirastų vis daugiau atjautos ir meilės toje vietoje, kad tas vedimas, tas veiksmas vyktų iš tos meilės. Ir pamenu, per pirmus metus aš vesdavausi tokią kaip, CRM, kaip kontaktų, žodžiu, duomenų bazę tų klientų ir buvo apie 200 klientų tenais. Ir po 2 metų buvo apie 500 žmonių, kurie pas mane atėjo į konsultacijas. Ir tada kažkur tuo metu prasidėjo toksai, buvo toks periodas, kai eilė konsultacijų, nors aš dirbau kaip išprotėjęs ir vesdavau ten po 20 konsultacijų per savaitę ir daugiau, bet eilė buvo 4 mėnesiai, eilė buvo 5 mėnesiai, 6 mėnesiai ir aš tada sugalvojau, kad reikia kursą padaryti. Kažkokį, vis tiek kažkaip tais, kad būtų galima su daugiau žmonių iš karto pasikalbėti ir visą tai padaryti. Ir aš pamenu, kaip aš įsivaizdavau, kad, galvoju, kaip čia dabar padarius, 100 eurų į mėnesį, 3 mėnesiai, gerai, žinai, koks 10 žmonių užsiregistruos, 15 jau bus fainai, žinai, jau kažkokią grupę ir galėsim dirbti. Ir buvo toks, net, žinai, kažkurioje vietoje atrodo, matai tą tikrovę, bet protas sako, negali būti, nes užsiregistravo 90 žmonių į tą kursą. Ir tu buvai vienas iš tų žmonių, kuris jį užsiregistravo, žinai. Tai čia buvo 2015 metų realiai pradžia, tai 10 metų plus atgal. Buvo vasario mėnuo, man atrodo, kai kursas prasidėjo, jeigu aš gerai pamenu. Ir tada tais pačiais metais vedžiau pirmą stovyklą savo rudenį ir toliau kursus visokius ir dabar jau realiai 10 metų, kaip įvairūs kursai, stovyklos vyksta ir jau 12 plus metų, kaip vedu asmenines konsultacijas žmonėm. Ir tik tais prieš 4 metus jau priejau tą vietą, kur reikia daryti instruktorių kursą. Nes prieš tai daug kas klausdavo, o kaip aš irgi noriu išmokti, kur čia galima mokytis, ten ir nebuvo, tiesiog nebuvo. Ir kai aš ieškau, irgi nebuvo. Net ir tie amerikiečiai visi, pas kuriuos aš mokiausi ir važiuodavau į retrytus ir dalyvaudavau kursuose angliškose, sakau, chebra, kaip? Maždaug, žinai, tai tu čia daug dalyvauk, čia gal kažkaip ir toks maždaug, aš jau darau visą tai, gal galima praeiti kažkokius mokymus, nėra. Ir tas vienu metu tai ir labai užknisdavo ir tokį duodavo, žinai, tokį jausmą, tipo, kaip čia dabar pasakyti, kodėl aš tai darau. Nes negaliu nedaryti, žinai. Bet, tai maždaug tu turi ten sertifikatus, aš mielai, bet jų nieks neduoda, žinai. Tiesiog jų net nebuvo. Tai prieš 4 metus, kai atėjo tas suvokimas, kad reikia tai daryti, buvo viena tokia human design konsultacija ir mes su tą moterim, su kuria kalbėjomės, jinai ten žiūrėjo kažkaip visą tą dizainą ir dar jinai
čenelina irgi. Ir jai pradėjo eiti kažkokia informacija ir man kažką pradėjo, tiesiog sakyti, kad, tau reikia dalintis, tau reikia daryti, tau reikia ten mokyti. Ir aš atsimenu, mes kaip pašnekėjome su ją apie tai. Ir man aišku pasidarė, kad tikrai va čia yra tai, ką reikia daryti. Ir jinai sako, žinai, bet yra viena detalė labai svarbi. Sako, tiems, kurie pas tave ateis, bus labai svarbu gauti sertifikatą. Aš atsimenu, juoktis pradėjau dėl to, kad aš galvoju, man tai nieks neduodavo, aš nedaruose, bet aš suvokiu, ant kiek tai irgi kažkurioje vietoje, mums yra svarbu tokį turėti tokį užtvirtinimą, patvirtinimą, kad it's okay, kad tu žinai, kad tu moki ir kad tai būtų pagrįsta tiesiog. Tai taip viskas keitėsi, evoliucionavo ir atsirado instruktorių kursas, kuris prasidėjo sausio 15 dieną. Tai mūsų keliai su Simona jau 10 metų šalia ir nuo 2018 metų mes pradėjom dirbti kartu. Iš pradžių vienaip, dabar jau visai kitaip, dabar jau tai yra mūsų bendra veikla, bendras verslas, mes esame verslo partneriai. Tai papasakok, Simona, kaip tu čia atsidūrei? Žinai, beklausant tavęs, dabar tokie grįžo flashbackai, kad iš tikrųjų vis tik mano kryptis gyvenime ir jinai vis dar tęsiasi, tiesiog su emocijų paleidimais pagilėjo. Aš jau nuo paauglystės, man labai rūpėjo išskirtinai tas prasmės klausimas ir aš gilinausi tai. Atsimeni, dalinausi tau 17 metų parašytą rašinėlį. Jo. Ir iš esmės jau ten, kas aš esu, bet jeigu esu, tai yra kažkokia prasmė. Ir man tik reikia išsiaiškinti. Žodžiu, žinai, šiandien jaučiuos radus. Ir visas tas kelias iš tikrųjų, ir net mano mokymai ir pasidalinimai visada yra apie įprasminimą savo būties. Tai, kad aš čia esu, kad aš kvėpuoju, ne dėl savęs, ar ne? Kad yra kažkas daugiau. Ir vis dar vedu per tai. Tai mano buvo visada kelias prasmės ir aš jau 18 metų pasąmonės gale, jau gyvenau tą visą išmintim, karmos diagnostiką skaičiau ir jau ten savo pasaulius tyrinėjau. Meditacijų kursas, pradėjau 2012 metais, bet žinai, viskas buvo, dabar aš tik tai tą suprantu, viskas buvo iš išminties. Tikrai daug, atrodo, tos išminties galėčiau kalbėti, galėčiau pasakoti. Ir man yra buvę, kad kažkokiuose seminaruose man sako, klauso manęs ir aš kalbu ir man tai yra tikra, man tai tiesa, nes aš tuo gyvenu. Ir sako, žinai, tu čia labai teoriškai kalbi. Ir man toks pyktis sukildavo, aš tuo gyvenu, bet supratau, kad sunku būdavo įdėti tuos žodžius, būtent dėl gal jausminės pusės ar kažko neįsileidimo, gal aš pati vengiau dar kažko jausti ir kažkuria prasme buvo pasislėpimas po žiniomis. Tiesiog tai šitą jau atradau vėliau, ar ne, kas labai gražiai integravosi ir padeda dabar dalintis žmonėms, labiau integruojant asmeninę patirtį. Ir žinai, aš šitas toks, kad kai manęs klausia, duok kažkokius žingsnius, kaip pradėti daryti tai, ką tu dabar darai, labai sunku tą duoti, nes iš esmės niekada tarsi mano tikslo nebuvo padėti kitiems, mano tikslas buvo išsiaiškinti prasmę. Ir įprasminti savo gyvenimą, kodėl aš čia esu ir kad aš esu kažkas daugiau ir kažko trūksta. Ir visos tos knygos ėjo į tai. Ir įsivaizduok, aš dabar galvoju, aš nežinau, iš kur tos drąsos, va čia ir yra, kur net nėra kada pagalvoti. Įsivaizduok, aš YouTube perklausiau, dabar neatsimenu pavardės, iš šiuo metu yra miręs, žodžiu, išmintingas mokytojas, ar ne? Ir aš klausau kiekvieną jo sakinį ir visur noriu stabdyti, nes ten buvo maždaug valandos, pusantros, ta prasme, ten tokia man išmintis, aš viską susikonspektavau. Ir tuo metu aš dirbau samdomą darbą ir tikrai turėjau ką veikti, bet čia tokia mano užklasinė veikla. Žodžiu, draugas turėjo šokių studiją ir sakau, žiūrėk, aš noriu seminarą padaryti. Gerai, kaip čia tai atrodys? Susikviečiau, žodžiu, nežinau, ten atėjo apie 20 žmonių, taip susėdo ratu, net matau, žinai, aš sėdžiu priekyje, niekada to nedariau, pasiėmiau tos atspausdintų savo tekstą, tą visą išminties. Ir žinai, sakau, dabar jums irgi reikės rašyti. Galit rašyti. Žodžiu, kvietimas buvo, užduotis buvo, kad
pasižymėkite tai, kas jums surezonuos. Tiesiog aš skaitysiu tekstą, jūs pasižymėkite, kas jums rezonuos. Ir aš skaičiau lėtai ir kiekvienas žymėjosi jiems svarbes mintis ir paskui atėjom tokį pasidalinimą. Tai žinai, tada gavosi labai fainas seminaras, nes kaip ir, ką reiškia, jį vedėm mes visi, jis nieko nekainavo tas seminaras, pradėkime nuo to vedėm visi, nes tas kiekvienas išgirsta dar per save, prideda dar savo istorijos, ar ne, ir taip pat tokius dalykus jau uždarinėjau 2012 metais, bet tada labai labai greitai, čia kažkaip per tuos metus, bet, tarsi negalėjau nesidalinti tuo, ne, ir mokymus įmonėje savo komandai pravedžiau, užleidau meditacijos muziką, žodžiu, apie dar pavadinimas pirmos prezentacijos buvo Būk pokyčių, kurį nori matyti pasaulyje. Ir ten irgi panaudota buvo iš to išminčiaus tam tikra informacija. Jo, bet kurį skaičiu, bet čia ne iš Gandžio, čia kito vakariečio. Tai čia pavadinimas, jo, ta frazė iš Gandžio. Ir atsimenu, kad iš to, gal eigoje atsiminsiu pavardę, Skaidrė vieną atsimenu irgi, kad kostiumą tokį juodas kostiumas ir tekstas, kad ir kai mes išeisim iš šito žemės, iš šitos kišenės mes nieko negalėsim prisidėti. Korporaciniai mokymai. Jo. Ir tai buvo, kadangi ta įmonė dar steigėsi, dabar joje yra 1500 ir daugiau žmonių, ar ne, tuo metu mūsų buvo 12 dar tik tai, ar ne, bet visi sėdis kostiumais, žinai, ta tokia pradžia. Ir tas yra, kur aš negaliu to nedaryti. Toks, sakau, gal norit, aš noriu padaryti, ne gal norit, aš noriu padaryti seminarą, ar norėtumėt ateiti. Ar ateisit? Jo, ar ateisit. Ir patiko, ir labai visiems patiko, tai tas gylis nukabino labai daug žmonių. Ir aš tuo metu, va tada įkvėpta tų tokio gilesnio matymo, atsimenu, parašiau, mano magistrinis darbas buvo apie laimę darbę, irgi norėjau suprasti motivaciją žmonių vidinę, kas daro laimingų, iš esmės, kad tai nėra tik pinigai, ne, ir kodėl, bet vienas gali gauti tas pačias sąlygas, tą pačią motivaciją, bet vienas labai motyvuotas ir įkvėptas veikti, o kitas nemotyvuotas. Čia mano vadovo tokia buvo užklausa, sako, kodėl, Simona? Sakau, geras klausimas, išsiaiškinsiu. Parašysiu magistrą. Padariau tyrimą. Žodžiu, ir nuo tada mano veiklos puslapis taip ir vadinasi Laimė darbe. Tai mano vis tik kelias per šitą prasmės tas paieškas ir dabar pamenu tą momentą, kur susijungia mūsų keliai. Žodžiu, aš kentėjau. tą naktį aš verkiau, bet taip stipriai verkiau, nes patyriau draugo, ta prasme, ne artimo žmogaus, ne partnerio, draugo, tokia kaip ir neištikimybės jausmas, žodžiu, buvo toksai didelis. Ir taip skaudėjo, ta prasme, tikrai matau, kaip miegoti tai net negaliu, nes visa drebu. Ir kažkodėl atsistoju prieš veidrodį ir sakau, Dieve, aš pasiduodu. Tiesiog pasiduodu, nes pasirodo labai norėjau, matai, kontroliuoti tą situaciją, išsiaiškinti, suprasti. Kažkaip, va čia ir buvo tas išvengti jausmų. Magistrinis buvo apie laimę darbę, bet čia buvo apie santykius, ne? Ai, kitas magistrinis. Žodžiu, jo, ir aš, kaip pasakiau, atsiduodu ir tiesiog vesk mane ir aš nuėjau miegoti. Ir aš ryte atsikėliau ir pasėmiau telefoną, čiagi dar Facebookas, kaip tik tokia dar pradžia, sakyčiau, ten, nors ne, gal 2015 buvo normaliai. 2007 aš jau akauntą susikūriau, jūs jau ten neblogai bet, žodžiu, ir pirmas postas, nori išsilaisvinti iš skausmo, nori ten kažką, viskas, ko aš norėjau tą naktį. Viskas, ko aš norėjau tą naktį. Žinai, išsilaisvinti laisvės, ramybės, džiaugsmo, viso šito labai norėjau, nes labai labai skaudėjo. Tik neįsivaizdavau nei kaip, tai galvoju, tiesiog man, kadangi apskritai man visi šitie mokymai visada buvo įdomus, okei, tai gerai, tai va šitie. Ir aš nesitikėjau, ką aš gausiu. Ir aš atsimenu, tik prasidėjo kursas ir man reikėjo su to žmogum bendrauti. Ir
Ir aš jau kai einu į susitikimą, aš ten tos paleidimo klausimus taip praeinu, nueinu į kūną, ten ką jaučiu ir tuo metu galvoju, geras, nieko, nebėra skausmo, kaip tai gali būti. Dar tuo metu buvo magija ir nuo to kartais irgi kažkaip prasidėjo ta priklausomybė, ne? Atrodo, kad čia dabar tie paleidimai yra tas įrankis, kuris duoda stebuklą ir viskas gerai, čia irgi stadija, kurią reikia praeiti iki to suvokimo, kad mes mokomės apskritai visus jausmus integruoti ir integruoti, tapti pralaidžiu, mylėti save su visais jausmais, nevengti jokių jausmų, nevengti savęs jokios. Tai čia užtruko dar prie šito prieiti. Tai va taip aš atėjau pas tave ir galvoju, wow, ir tu kažkaip buvai tavo kursas šitas buvo mano irgi pokyčių laikotarpyje, nes aš išvažiavau į komandiruotę Vokietijoje ir vėlgi, ten kilo daug jausmų ir visiškai kitas priėjimas buvo, aš ten pakeičiau sritį, tada toj pačioj dar įmonėj, perėjau į svajonių savo poziciją. Visur lydėjo paleidimai labiau per tai, kad kai kyla daug jausmų, baimės, atsiverti tam. Nes tai nereiškia jausti ir sustingti. Tai reiškia sutinku jausti, visą tai pastebiu ir vis tiek galiu daryti. Tam, kad neišduoti savęs. Tai man gal su emocijų paleidimais prasidėjo tiesos savo kelias, nemelo savo ir išlaikyti tą. Šito labiausiai mokiausi, kad kas man yra tiesa ir net jeigu ir bijau, net jeigu bijau, ką pasakys, net jeigu bijau, kas bus, žodžiu, tai vis tiek kažkaip, melo savo kaina per daug didelė, tai yra kančios. Ir vat vienas iš pavyzdžių buvo, kai perėjau į tą kitą poziciją, galvoju, kaip čia dabar sutrumpinti, nes ten istorija tikrai buvo tokia labai gili, kad, žodžiu, toj pozicijoje, kurioje aš buvau, kaip komandiruotėje, kurią čia mokiausi, atlikau praktiką į regiono vadovo poziciją ir aš atsimenu, važiuoju į tą darbo dieną ir taip žliumbiu, kad galvoju, Simona, ką tu čia blemba vėl veiki pardavimuose. Taigi nes aš buvau ir vėl perėjusi, žodžiu, į kitą, toj pačioj įmonėj keičiau kelias pozicijas. Ką tu čia vėl veiki pardavimuose? Kodėl tu čia? Čia buvo to melo savo kaina. Ir gerai, tada uždaviau klausimą, ko aš noriu, jeigu čia nenoriu būti. Ir pradėjau matyti tos tokias, kaip čia pradėjau vardinti, kad norėčiau dirbti kalbėti apie tuos dalykus psichologinius, motyvuojančius, kas man yra įdomu, norėčiau vesti sesijas, noriu turėti mašiną įmonės, noriu organizuoti renginius, tokius pradėjau vardinti, ko aš norėčiau, kas man patinka. Neįsivaizduoju, kokia čia pozicija, bet tai yra tai, ko aš norėčiau. Ir baigiantis tam įdirbiui, komandiruotėj, ten susirenka visa valdžia, vertinti mano darbo ir sako, Simona, o aš jau laukiau tos paskutinės minutės, laukiau, kada baigsiu tą visą pardavimų mokymą. Sako, Simona, mes norėtumėm tau pratęsti dar komandiruotę, dar ten kelis mėnesius. Ir man aš tai tiesiog nutirpstu, nes aš jau tiesą žinau, kad čia tiesiog iškenčiau, kaip sakant. Ir čia va ta drąsa, kur aš nežinau, kas bus, bet jau meluoti savo irgi nebegaliu, sutinku viską jausti. Žinai, tiesiog sutinku viską jausti ir sakau, nes man uždavė dar klausimą, ar tau užtenka žinių perimti ten parduotuvės valdymą tokios jau labai, kaip čia, didelės apyvartos. Sakau, žinių man užtenka, bet klausimas, ar aš noriu. Ne. Vadovo svajonės pokalbis. ir čia, ir tikrai tokia tyla, ir su tuo išbūti, su ta tiesa, ir, žodžiu, bet kur mane tai nuvedė, tavo tiesa ir pasitikėjimas ir sutikimas jausti, ir tai, kad suvokimas, kad rankas kojas turiu, vis tiek, gyvenimas tęsiasi, bet noriu gyventi iš tiesos, man pasiūlė toje pačioje įmonėje kitą poziciją pagal būtent. Sukūrė realiai pagal tave tą poziciją, pagal tos svajonės. Visiškai, nes matė, kad aš vedžiau tos mokymus,
kuo aš domiuosi, turėjau gerų atsiliepimų šito vietoj personalo srity ir pradėjau vesti konsultacijas įmonėje iš esmės. Tai va, tai nuo ko prasidėjo. Tai integravau į emocijų paleidimų praktiką, ir paskui visos kitos ėjo praktikos, kurios, kaip dalinausi, kad man emocijų paleidimas yra visų, kokias praktikas besimokinčiau, kūno terapija, psichologija, kognityvinė terapija, visur integravus emocijų paleidimus, tos praktikos duoda visiškai kitą rezultatą. Taip. Aš tą labai stipriai pajutau, kai pradėjau praktikuoti, kad tam tikri eksperimentai, kur eidavau vis tiek dar kažkokius kitokius mokymus ir panašiai, jie labai, labai kitaip pradėjo veikti. Man pradėjo viskas tarsi gautis, kur aš benaičiau, todėl kad tapau atviras jausti, ką jaučiu, ir atėjus į mokymą susidūrus su kitokia informacija, su kažkuo tais kyla jausmai, ir tada su tais jausmais, žinant, ką daryti, kaip atsiverti, atsipalaiduoti ir panašiai, ir tada ar aš nueinu ten į kokį kvėpavimą, ar aš nueinu į kažkokius mokymus labiau teorinius, nesvarbu kur, visur tas pamatas toksai, tos taikos tokios ir atvirumo patirti ir pastebėti, ką aš patiriu, jis labai labai stipriai įtakodavo tai, kad taip atrodo, viskas gaunasi ir matau, kaip tarsi kitiems sunku šalia, arba jie į mane žiūri, sako, kodėl to čia taip gaunasi, aš toks maždaug, taip gaunasi, žinai, nes man atvira, nes man okei toj vietoj, toks lengvumo labai daug atėjo. Tai tas labai, iš tos tokios paprastos buitinės pusės labai pakeitė gyvenimą ir santykį su visko, su visom situacijom. Ne tik tais, kad kažkokie dramatiški ten pokyčiai, tokie, žinai, kur jau wow, bet toks tiesiog ta kasdienybė visiškai kitokia yra, kai tu nebebėgi nuo savo jausmų, nes visas gyvenimas, kiekvienas tavo veiksmas atneša jausmus. Ir aš kadangi žinojau, kad tu, nes mes kursus, kai vesdavau ir panašiai, žinai, kalbėdavomės kartais ten, aš tau kokį paleidimą vesdavau, žinai, apie tas tavo situacijas, kur tau ten sunku buvo. Tai aš žinojau, kad tu dirbi vadovaujantį darbą kažkokio, žinai, ten didelėje įmonėje, aš tuo metu gal net nežinojau, kurioje, žinai, bet paskui 2018 metais, kai aš paskelbiau, kad ieškau asistentės, žiūriu Simoną pirmų numerių užsirašęs, galvoju, tai jau viskas, galim baigti samdymo, žinai, procesą, jau ta prasme, imam Simoną, žinai. Ir taip juokingai gavosi, kad tada ir pasisamdėm jūs dvi vietoj vienos, nes supratom, kad tave reikia, žinai, pasadinti, organizuoti, kažką čia daryti, o ne kažkokius ten sąskaitas suvedinėti, žinai. Bet čia, žinai, aš to turbūt tą dalinausi, bet po mūsų tada pokalbio aš grįžtu namo ir galvoju, jie galvoja, kad aš sąskaitą suvedinėsiu. Aš žinau, ką aš čia dar veiks. Aš turėjau planų, aš jau įsivardinau, ką aš čia darysiu, aš realiai noriu renginius organizuoti. Ir tu man už pusvalandžio skambini ir siūlai šitos visus dalykus. Taip sakau. Taip. Nes mes su Algimantu sėdim ir tokie, čia, tu prasme, paleist negalim jos, žinai, per geras žmogus, nori dirbti su mumis, kvalifikacija, žinai, gerokai viršė tai, ką mes siūlom, sutinka su visom mūsų sąlygom, greičiausiai išeis po ten, žinai, labai trumpo laiko, nes net, reikės jai daugiau, bet dabar griebiam, žinai, o kur naudosim, dar sugalvosim pakeliui, maždaug toksai, žinai, buvo labai tas pojūtis įdomus. Čia turbūt tie kiti dalykai, kur aš sutinku mokėti šitą, kaip tai pereiti, aš sutinku tvarkyti sąskaitas, nes matau didesnį tiesiog tikslą, ko aš noriu. Ir kad tai yra, nes aš buvau tuo metu jau išėjus iš samdomo darbo ir tik tai todėl, kad savo... Tik grįžus jau ten iš kalnų. Iš Nepalo, jo, aš buvau vienuolyne, tada po išėjus iš darbo keletą mėnesių, taip meditavau, mokiausi ir taip, nes ir mano išėjimas iš darbo irgi buvo ne tai, kad ten kažkas blogai, aš jaučiausi čia tas ant tiek patogu, kad kodėl eiti, atrodo, iš tokio darbo. Bet va čia irgi ta tiesa, paklausiau savęs, ar po 5 metų matau, tai ne. Ir ar aš matau, kad kažkokia kita įmonė man suteiktų, tai ne. Nes čia jau yra svajonių pozicija, tai kitas žingsnis tik individuali veikla. O čia žinoma, yra daug visokių baimių, nes aš tos patirties neturėjau. Žinai, jeigu aš sugalvoju projektą, visą laiką pinigų yra. Taip, tu turi palaikymą, tu turi sistemą. Jo, turi visiškai sistemą, o čia yra kitas dalykas. Ir čia neužtenka evento paskelbti, žinai, ir ateis dabar žmonės. Čia ir daug baimės, daug baimės. Tai emocijų paleidimas ir yra ne, kad dabar aš sustingsiu ir tik tai čia jausiu, bet ir jaučiu, ir darau, ir save visokią apkabinu, nes jeigu aš kažko vengiu gyvenime daryti, tai tik dėl to, kad kažkokį bijau save patirti. Ne? Tai jeigu visą šitą išmokstam apkabinti, tai būna kitaip. Bet ką dar labai noriu pasakyti apie mūsų susijungimą, ar ne? Tai kad
dabar ir instruktorių kurse, ir mūsų šitoj verslo visoje partnerystėje, kaip mes vienas kitą papildom, tai tos sritis dabar ir eina labai panašiai. Rytis tikrai vis giliau eina į emocijų paleidimą, buvimą, atpalaidavimą, kaip čia dabar tai pavadinti, meilę savo, apkabinimą, radikalų savęs priėmimą su visu tuo. Kitaip sakant, atpalaiduoja energiją. Va tai va ten yra suspausti visokie mūsų blokai ir va atpalaiduoja energiją. Aš tą darau irgi, bet papildomai mano fokusas yra, o kaip dabar, kur tą mes energiją atpalaiduotą norim nukreipti, įprasminti, kad save pamatyti kaip žmogų truputį daugiau, kad tai nebūtų mano tikslas gyvenime išvengti skausmo, o dėl ko aš esu šitoj žemėje daugiau ir padaryti tą kiekvieną akimirką čia ir dabar. Džiaugsminga, nes tas būsenas džiaugsmo, bet vėlgi tam, kad džiaugtumėmės gyvenimu, tam, kad atsipalaiduotumėm, tas būsenas, kad jas patirtumėm, nes jeigu aš niekada džiaugsmo būsenos neturėjau, niekada to atsipalaidavimo nejutau, tai kaip aš galiu tai susikurti? Tai emocijų paleidimai ir veda į tas naujas būsenas, nes atpalaiduojam senus blokus. Tai va, čia labai tokia gražiai gavosi darna ir apsijungimas. Ir tavo, žinai, tas indėlis šiais metais labai matėsi tuo, kad atsirado žymiai daugiau struktūros tame, nes aš vis tiek toks plaukiu, žinai, taip, su tuo srautu ir maždaug vyksta viskas, nors protas dirba labai logiškai ir yra ten ir klausimai, ir schemos, ir paikslėliai, ir tas anas, bet tuo pačiu viskas, kas aplinkui, tai buvo toks tiesiog, vyksta. O dabar atsirado žymiai daugiau struktūros tame ir tas irgi vienus, tuos, kurie jau ten kartojo kursą antrą, trečią kartą, kai kuriem ten kilo maždaug toks, žinai, pasipriešinimas, kas dabar per naują reikalavimą, žinai, čia kas per nesąmonę. O paskui labai džiaugiasi žmonės, nes iš tikrųjų tas įtvirtina, kad patys tie instruktoriai praėję tą kursą, jie ne tik tais, kaip sakyt, ne tik tai parašyta, kad jie pabaigė, bet jie žino, kad jie padarė tos dalykus ir kad tie dalykai buvo praktiški, nes viskas yra apie praktiką, apie tą, kad tai, ką tu žinai, susijungtų su tuo, kaip tai jaučiasi, su praktiniu pritaikymu, su gyvenimu, kaip sakant, ne tik tais kažkokios teorinės žinios būtų. Ir tas labai labai svarbu ir dėl to visą tai yra apie patyrimą, apie transformaciją ir apie tada perdavimą, palaikymą kitų žmonių. Ir dėl to nesvarbu, ar jūs jau tai darot ir jau dirbat su žmonėm, ar jūs tiesiog norit, kaip aš kažkada labai norėjau, žinai, kažkaip prisidėti prie to, bet tarsi nežinau kaip. Nežinau, kurie dalykai efektyvūs ir taip toliau. Arba jūs esat kaip tik vadovai, turit komandas, dar kažką, ar mokytojai, nesvarbu, tiesiog dirbat su žmonėm, nes tie gebėjimai, tos žinios, tos praktikos, jos tiesiog atvers tau visai kitą santykių lygį irgi su savim ir su kitais. Ir per tai į visas tas sritis ateina. Ir dėl to vieni labai tiesiogiai naudoja tai ir tiesiog veda irgi konsultacijas ar seminarus ar dar kažką tais iš tų, kurie baigia kursus, o kiti tai tiesiog naudoja savo kažkokiose veiklose, kurios jau buvo, arba praplėtė jų įrankius, nes jie jau tiesiog tai darė. Tai kursą pradėsim sausio 15 dieną. Informaciją apie kursą rasit šito video aprašymuose, ten yra nuoroda ir jeigu jums kyla papildomų klausimų, paklausius šitą ar pažiūrėjus puslapį, tai tiek šito video aprašyme yra nuoroda į susipažinimo skambutį, tiek rasit tą galimybę ir pačiam kurso puslapyje irgi užsiregistruoti ir pasikalbėsim, atsakysiu į klausimus, jeigu jie tokie iškyla. Tai ačiū visiems, kurie klausėtės ir kurie peržiūrėt visą tai. Jeigu žiūrit tai YouTube, padėkit laiką ir subscribinkit mūsų kanalą. Taip. Ir iki kito antradienio, nes bus dar daugiau ir giliau. Nes mes netelpam. Taip, mes čia tik istorijas papasakojom šiandien. Ir tai dar stengiamės trumpai. Taip, būtent. Super. Ok, ačiū tau. Ačiū visiems. Ačiū tau. Iki.